Taip neįmanoma. Dakare, aišku, nebūna ne vienos lengvos dienos, visos jos. Bet ši turėjo tokia daug koncentracijos, labai daug išbandymų, labai daug nežinomybės ir labai įvairiai galėjo baigtis. Pagrindinis dalykas, mums vakar sugedo vairo stiprintuvas. Ir aišku, kad šiandieną 300 km pervažiavimo ir 300 km greičių ruožų būtų buvę beveik neįmanoma padaryti. Ne veltui praėjusiais metais turėjau rankos traumą dėl to. Tik susitvarkėm vairo stiprintuvą, išvažiavom apie 20 km, subyrėjo priekinis reduktorius. Visiška mistika, neįsivaizduoju, kaip tai gali atsitikti. Jo resursas yra 7500 km greičių ruožų, dabar jisai įveikė tik 4 dienas. Na, aiškinsimės, bet tuo metu mes turėjom priimti sprendimą. Mechanikų nėra, važiavimas tik tai su sugedusiu reduktoriu. Tai susikaupėm ir padarėm geriausia, ką galim. Maratoninis etapas yra toks, kad mes nematome automobilio. Tai reiškia, kad vairuotojas ir šturmanas patys turi susižiūrėti po finišo automobilį. Telefonu gali diskutuoti su mumis apie jo techninę būklę, bet iškilus problemom dėja tvarkytis turi patys. Iš mūsų pusės tai yra gan didelis nerimas, kadangi mes suprantame, kad negalime suteikti pagalbos ir tam tikrų dalykų gali tiesiog nepasisekti padaryti. Bet viskas pakankamai sklandžiai pavyko, automobilis jau pas mus bivake, kada mes galime prie jo prisiliesti. Kiek inspektuojame jį, aptinkame tam tikrų nedidelių defektų, bet manau, mes per šią naktį jos tikrai sutvarkysime ir automobilis rytoj galės pilnų pajėgumų startuoti. Bolivija yra skurdžiausia Pietų Amerikos šalis. Žmonės dažniausiai gyvena aukštikalnėse čia, nes Bolivija yra pakankamai aukštai. Šiuo metu mes esame 4 km aukštyje. Žmonės čia neužauga dideli, bet užtat jie yra labai svetingi. Labai svetingi, tokio kiekio žmonių šalia trasų, tai argentiniečiai gali pavydėti. Jie turi Argentinoje labai daug, bet Bolivijoje yra masės, milžiniškai daug. Turėjau garbės susipažinti su Bolivijos prezidentu, pakviesti į Lietuvą ir tiesiog buvo podiumas ir mane pakvietė truputėlį trumpai su juo šnekėti.